Sveiki, gerbiami Lietuvos valstybės žmonės. Su jumis sveikinasi Lietuvos valstybės prezidentas Alfonsas Norvaišas Kadžį. Noriu pabrėžti, valstybės, ne respublikos. Pirmiausiai noriu pasveikinti viso pasaulio moteris, merginas su kovo 8-ąją, palinkėti joms meilės, sveikatos, ir žinoma būtinai kantrybės, kad ištverės mumis. Ir visko ko geriausio, kad žydėtumėte ir žydėtumėte, nesvarbu kokie laikai bebūtų. Prie mano sveikinimų taip pat noriu prisidėti mūsų kolegos, tai suteikiu žodį Albinui. Labas vakaras. Aš kalbėsiu eilėmis apie moterį. Pirmiausia, kas sieja moterį su pasauliu? Tai emocijos, jausmai, mintys, troškimai, poelgiai ir darbai. Ir kaip atsakas, reakcija į visą tai ateina per moterį. Taigi, odė vadinasi moteris, tu esi. Moteris, tu esi. Moteris ir vyras. Moteris ir jausmai. Moteris ir kūdikis. Moteris ir šeima. Moteris ir duona. Moteris ir darbas. Moteris ir gyvenimas. Moteris ir kūryba. Moteris ir daina. Moteris visos gėlės. Moteris istorija. Moteris tauta. Moteris išlikimas. Moteris ir valia. Moteris ir žygdarbis. Moteris ir tragedija. Moteris ir pavydas. Moteris ir kerštas. Moteris ir neapykanta. Moteris ir baimė. Moteris ir laimė. Viltis, neviltis. Moteris ir laisvė. Moteris ir saulė. Moteris ir šešėlis. Moteris ir tamsa. Moteris ir gelmė. Moteris ir kančia. Moteris ir kova. Moteris atgaila. Moteris atgaiva. Moteris ugniakuras. Moteris ir ašaros. Moteris ir skausmas. Moteris ir tyla. Moteris gedėjimas. Moteris žingsnių aidas. Moteris kaip šventovė mūsų žemė, tikėjimas, norai. Moteris žydras juokas. Moteris lyg aistra. Moteris lyg atodūsis. Moteris ryto dvelksmas. Moteris žavesys. Moteris visata. Moteris lyg svajonė, artima, regima, laukiama, geidžiama, vejama. Moteris globėja. Moteris teisėja. Moteris balzamas. Moteris liepsna. Moteris kerėtoja. Moteris medžiotoja. Moteris viliokė. Girdim suvedžiotoja. Šiokia ir anokia. Moteris akys prie vygės. Moteris kardas ir žygiai. Moteris rūpestis vyro. Moteris šilko aršinas. Moteris atpildo švinas. Moteris kelias į dangų. Moteris dūžtančios bangos. Moteris alkstančio duona. Moteris lauko aguona. Vėjas ją plėšia, supa ir glaudžia. Šypsosi priešui, tas nepalaužia. Moteris užgintoj taurė. Moteris marių šėlsmas. Moteris dievangelas. Moteris mūsų mintys. Moteris mūsų kraujas. Moteris mūsų žodis. Moteris mūsų kelias. Moteris kaip likimas. Moteris pilnos kerčios. Nėr tavęs, visur tuščia. Moteris lyg tavoji sėkmė. Moteris kaip loterija. Moteris visos viltys. Moteris tu žmona, mylimoji. Motina, draugė, sesuo, mergina. Man likimas tave dovanoja. Ar ilgam, nežinau, nesvarbu.
Tik norėčiau kasdieną parklupti vis iš naujo prie kojų tavų. Ir tik tu, ta vienintelė tokia esi. Į tave ateinu, su tavim prie tavęs, amžinam žavesy. Ačiū. Ačiū, labai gražūs žodžiai, labai maloniai. Na ir gal keletą žodžių Aivaras dar pritars. Sveiki. Nieko nepasiruošęs, bet taip, moteris. Noriu tokias mintis iš karto. Mes negalime gyventi be moters. Pirmiausia, jeigu įmant, žmogus yra taip, vyras, yra vyriška energija, moteris yra moteriška. Kiekviena šeima yra sudaryta ne iš dviejų vyrų, o iš moters ir vyro. Tai va ta energija moteriška, jinai yra nuostabi, jinai palaikanti, jinai vedanti, stumanti vyrą. Vyras yra tankas, jeigu imkim pagal mūsų fiziologiją, tai sudėtas, kaip sakyt, kūnas toks. Bet jis be moters jis negali. Tai va moters ta energija, jinai turi palaiko tą šilumą šeimoje, kaip sakyt, stipri moteris, stipri mama, stipri šeima, stiprus sūnus, stiprus vyras. Vien dėl to, kad tai, va, kaip sakykime, neįžeisiu nieko, kad moteris ta būtybė, ta moteriškoji, yra nuostabi. Paprasčiausiai noriu pasveikinti tas moteris su tarptautinė moters diena. Ačiū, kad jūs esat brangiusios. Kaip sakyti, išvieskit, žibėkit, spindėkit, spinduliuokit tą savo moterišką energiją. Ačiū. Ačiū, Aivarui. Tai ne veltui tokia patarlė yra. Vyras yra šeimos galva, o sprandas yra moteris. Kur moteris stuka, ten vyras žiūri. Tai dar sykį, ačiū moteris, kad jūs esate ir sveikiname su jūsų labai gražia švente ir linkime visko ko geriausiam. Na ir laidą toliau tęsime. Lietuvos valstybės sąskaitoje šiai dienai yra 275,37 €, kurie bus naudojami reklamai, kad mus daugiau žmonių pamatytų ir išgirstų. Ačiū už palaikymą ir noriu pasakyti, kaip ir buvome minėję, kad 100 ir daugiau eurų bus fiksuojami, iš ko gauti ir vėliau bus gražinami eilės tvarka. Dėl palūkanų bus svarstoma atidavimo dieną. Aš tai paminėjau šiandien, kadangi gavome iš 2 žmonių 271 € papildymų. Na, o šį sykį laidą noriu pradėti nuo pasakos apie carą ir jo tarnus. Tai įsivaizduokite, Amerikos teroristas yra caras. Nausėda ir visi kiti valdininkai yra kvaileliai, jukdariai, tik tiek, kad jų dar niekas kol kas neverčia dėvėti tokias kepures su 3 trikampiais. Na, visi gerai, suprantate, apie ką aš kalbu. Mes čia su kolega svarstėme, kad juos pavadinti kvaileliais. Kolega nepritarė. Jis sako, kad jie ne kvaili. Na, aš irgi pritariu, kad jie ne kvaili. Tie, kurie nėra psichiniai ligoniai, aišku. Bet jie yra kvaileliai, kurie carui paliepus linksmina jį, nesilaikydami jokių įstatymų, konstitucijos ar net paprasčiausiai žmogiškos moralės. Manau, kad čia mano minčiai, nuomonė gal pritars visi. Todėl aš manau, kad visus, kurie tarnauja teroristams, reikia vadinti kvaileliais. Ir apie tai galėtume sukurti gerą dekretą nuo Lietuvos valstybės ir paskelbti visam pasauliui, kad visi Lietuvos Respublikos, ne valstybės, bet Respublikos valdininkai yra kvaileliai ir su jais sudarant sandorius reikia turėti omenyje, kad sandėrį sudaro ne su Lietuva, o asmeniškai su tuo kvaileliu, su kuriuo bendrauja. Ir tada gal jie supras, kad reikia tarnauti tautai, o ne teroristams. Jei pritarėte šiai mano idėjai, lauksiu paruošto teksto elektroniniu paštu lttauta@gmail.com. Taip pat elektroninį paštą galite rasti mūsų svetainėje snlv.lt arba .ch. Pamastykime visi, kokius tekstus, reikalavimus ar kokius kitus pareiškimus galime siųsti nuo Lietuvos valstybės vardo parsidavėliams, Lietuvos išdavikams ir kitoms pasaulio šalims. Kad nereikėtų mums visiems galvoti,
galime visi pagalvoti ir pasiūlyti. Mes jūs, aišku, laikysim paslaptyje, todėl jums niekas negresia. Na, o toliau, pratęsdamas laidą, negaliu nepakomentuoti praėjusios laidos pasekmių kovo 1 dienos. Čia buvo stiprus smūgis parsidavėlėmis. Ačiū tautiečiai, kad esate kartu ir laikykimės toliau drauge. Aš anksčiau maniau, kad Seimo nariai apsimeta kvaileliais. Deja, dabar matau, kad neapsimetinėja. Didžioji dalis tokie yra. Atsakymą į kovo 1 dekretą gavau iš vienos aukštas pareigas užimančio tipo piliečio. Parašė man, Gentvilas. Prašau, nustokite siuntinėti savo antikonstitucinius kliedesius. Pasirašo, Gentvilas. Tai palaukite, kai jūs darote veiksmus žmonijos naikinime, kur pakovojate konstituciją. O dabar, kai jūs Lietuvos valstybės liaudis ima už giesmės, tiesioginė ta prasme, jūs drįstate minėti konstituciją. Kaip manote, ar jūs esate teisus? Ar tik parodote, kad bijote ateiti ir ieškoti išeities iš padėties? Mes Lietuvos valstybė kūrėme, naudodamiesi teisės viršenybę, konstituciją ir žmonių palaikymų. O jūs naikinate viską, kas yra žmogiška, nors ir žmonės priešinasi nenustodami. Ir jūs tai vadinate konstitucija. Ar jūsų smegenėlės nepajėgia suprasti, kas yra konstitucija ir kam ji reikalinga? Matote, kvaileliai, mes su žmonių ir Dievo pagalba sukūrėme suverenę nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ruošimės toliau kurti ir tobulinti taip, kad tokie parsidavėliai, išsigimėliai ateityje nebegalėtų ateiti ne tik kad į valdžios postą, bet apskritai net sniego kasti negalės arti valstybinių pastatų. Todėl noriu pabrėžti, kol dirbsite teroristams ir nebūsite suimti, tol svarbius pranešimus gausite, ką Lietuvos tauta daro. Nenorite gauti šių laiškų, turite atsistatydinti iš pareigų, kurių nesugebate teisiškai vykdyti. Tai tiek apie komentarą. Toliau norėčiau paminėti dar, kad Lietuvos valstybė vis ieško dar. Mums labai trūksta dorų piliečių. Todėl norime paraginti sąžiningus ir dorus piliečius ateiti į mūsų komandą ir nors po pusvalandį kas mėnesį padirbėti Lietuvos valstybės kūrime ir valdyme. Prie mūsų prisijungti galima per svetainę snlv.lt arba .ch. Susisiekti su mumis galima elektroniniu paštu lttauta@gmail.com. Dėkoju, kad kritikuojate, dėkojate, kad palaikote ir pritarėte mūsų bendrai misijai. Taip pat noriu paskelbti, kad mes steigėme komitetą Lietuvos gelbėjimui. Jei turite gerų idėjų, būk pirmas iš kandidatų į komitetą. Būtinai susisiekite, aptarsime visus klausimus ir kurkime kartu Lietuvos valstybę. Dėkoju visiems kanalams, kad suteikė tokią galimybę šviesti žmoniją. Gaila, kad ne visi turi tokią galimybę mus stebėti. Ateikite į mūsų draugišką darbščią komandą ir kurkime kartu Lietuvos valstybę. Te padeda mums Dievas. Ar turite ką nors papildyti? Ar paklausti? Na, klausimų kaip ir nėra. Tada noriu pabaigti laidą. Tai tiek šiam kartui. Iki malonų susitikimų. Laukiame komentarų, laukiame pasiūlymų. O svarbiausiai, aišku, rašykite tekstus protingus, kokius galime reikalauti iš parsidavėlių ir juos spausti kuo daugiau prie sienos, taip sakykime, kad kuo greičiau jie baigtų žmonijos naikinimą ir leistų mums tvarkingai kurti visų išsvajotą nepriklausomą Lietuvą. Ačiū, viso gero, iki sekančio karto.